Sveiki žiūrovai. Sveiki, sveiki. Pabandysim apie politiką. Seniai su Eduardu šnekėjom. Aš kažkaip man vieną dieną taip sėdžiu ir galvoju. Man vis rytais Dievas kažkaip apšviečia viskį protą. Tai kad čia kaip šachmatų žaidime. Labai, tie valdantieji yra labai geri žaidėjai. Ir galvoju, kaip juos lemba plošt. Gal aš pratęsiu. Jo, pratęskit. Kaip juos aplošt? Gal šachmatai čia jam per gerai jau pasakyta. Ten jie žaidžia primityviai. Jie nustato žaidimo taisyklės. Taip, pritariu. Ir jie nustatė žaidimo taisyklės, savo pasilieka teisę nesilaikyti žaidimo taisyklių, o jūs tai turite laikytis žaidimo taisyklių. Kai jie nesilaiko, automatiškai jie gali tada sakyti, nikaniom gyvo, o nuversime kitaip. Bet gal aš tada pradėsiu nuo to, kad demokratija, čia žaidimo pavadinimas vadinasi demokratija ir demokratiniai rinkimai. Tai demokratinių rinkimų svarbiausia sudedamoji dalis. Ir kodėl tokie rinkimai, kodėl demokratija turi būti visam pasaulyje. Tame globalistinėme pasaulyje, kuriame buvome ir kuris jau pasibaiginėja dabar. Ir užtat tokie kataklizmai. Kodėl šita situacija buvo tokia? Tai ištobulinta buvo vakaruose. Ir ištobulinus ir pasipraktikavus buvo matoma, kaip nedidelė saujelė žmonių gali valdyti per rinkimus visą tautą. Ir ištobulinus tą mechanizmą, tada reikia permesti visą pasaulį ir tada ta nedidelė saujelė valdo visą pasaulį. O kokia sudėtinė dalis šito žaidimo privalo būti? Reikia žmonėm sukurti mąstymo ir veikimo algoritmus. Sukuriam žmonį. Sąlyginis refleksas turi būti vis pasikartojam. Tai mąstymo ir veikimo algoritmus. Ir šitam kontekste masių informavimo priemonės arba iš tikrųjų masių dezinformavimo priemonės arba dezinformacija irgi tam tikra informacija teisinga kryptis, dezinformacija tai reiškia suklaidinimas. Tai tų masių informavimo priemonių uždavinys yra sukurti žmonėm nuomonę. Nuomonę galima turėti tada, kai aš kažką žinau. Aš įsitikinau, suskaičiavau arba tyrimais nustatyta ir aš žinau, kad yra taip. Nuomonę galima sukurti tikėjimo pagrindu. Kai tau žurnalistai pameta dezinformaciją, tu tai priemi kaip tikrą pinigą ir tu tada sakai, o aš žinau, aš turiu nuomonę. Aš žinau, reiškia, nes man dezinformacija pametė ir jinai reiškia yra tikra, čia yra tikras pinigas ir tuo pagrindu aš susiformuoju nuomonę. Ir tada aš tikiu. Aš tikiu, kad aš žinau. Aš tikiu. Ir kai kas nors pateikia priešingus faktus, sako, rusai puola. Rusai puola. Aš žinau, kad jie puola. Pasižiūrėkit Ukrainoje. Rusai puola. Nekaltą šalį užpuolė. Aš pateikiu tokiam žmogui tik informaciją, bet kad rusų ir NATO karinės išlaidos buvo, rusų išlaidos tik tai 5% NATO karinių išlaidų sudaro. Ir rusai negali NATO pulti, nes 20 kartų jie mažiau pinigų skiria ginklavimusi. Jų ekonomika yra tiek tai kartų mažesnė už NATO šalių ekonomiką, jie nepaveštų jokio karo. Nelogiška, kad rusai norėtų užpulti pavyzdžiui, NATO šalį, nes tai tiesiog beprotybė. Bet žmogaus, kuris žino tikėjimo pagrindu, dezinformacija pamesta, kad rusai puola be sustojimo ir nekaltai užpuolė Ukrainą, aš galiu pamesti informaciją,
kad Ukraina buvo pasiruošusi padaryti veiksmus kartu su NATO, kurie yra pavojingi Rusijos išlikimui. Žmogus negali priimti faktų, kurie prieštarauja jo nuomoniai, nes taip žmogaus smegenys dirba. Tai užtat demokratija tai yra valdymo priemonė, kuri pagrįsta, kad žmonės turi nuomonę apie tai, ko jie nesupranta. Jie nesupranta, bet turi nuomonę. Ir tada faktų pateikimas, kuris leidžia jiems suabejoti jų nuomonę, jis bevertis pasidaro. Nes viskas remiasi tikėjimu. O aš žinau, o tenai buvo taip. Ir šitokių mechanizmų valdant, žmonės tada seniai duomenys paskelbti. Žmonės ateina į rinkimus ir 93% balsuoja pagal emocijas. Patiko kaklaraištis, patiko išsireiškimas žmogaus, tai tada tai turi didesnę reikšmę negu jo loginiai argumentai. Tik 7% balsuoja pagal loginius argumentus. Tuo visų remiantis tie vakariečiai, kurie ir yra užgrobę ir Lietuvą šiuo atveju, ir ne tik Lietuvą kaip sudėtinė dalis, jie ir valdo mus visus. Ir mes ateinam ir prabalsuojam, čia kaip profesorius Gilys sako, mes renkame iš tų, kuriuos mums parinko, kad mes galim juos rinkti. O ką be išrinktumėt, mus ir išrinksit, mus tos pačius sistemos sudėtinę dalį. Ir užtat šiais rinkimais, dabar praėjusių metų rinkimais, aš ir buvau pradžioj prezidento rinkimuose, o paskui Seimo rinkimuose, pirmas ir vienintelis atvejis per 30 metų, kai buvo nesisteminė jėga, kai buvo tas, kurį draudžiama rinkti, kuris tai sistemai negalima net leisti, kad jis pasakytų savo mintis, nes neduok Dieve, ką nors pažadins. O statistiškai, jeigu 11% žmonių pažadinus, tai tada gali situacija tapti nebevaldoma. Tai rezultatas, kokį mes turim per rinkimus ir po rinkimų, tai jisai natūraliai yra suprantamas, bet pagrindinė mintis buvo, kad aš galėjau garsiai pasakyti tai, kas buvo draudžiama sakyti. Čia kaip TSRS laikais atsistotum kur nors ir viešai per radiją, per televiziją, per laikraščius pasakytum, o Lietuva turi būti laisva ir nepriklausoma. Tiesiog neįmanoma atleisti, net diskutuoti to klausimu. Aš nekalbu apie paskutinius 88 ar 9 metus, apie šitos aš jau nekalbu. Tai taip ir šitą. Mes prigyvenom per 30 metų prie sistemos, kuris ne tokia pati, arba kaip man močiutė 94 metų amžiaus pasakė, tai dar blogiau negu prie Tarybų Sąjungos dabar situacija yra pasidarius. Tai nepaisant šitų rinkimų, Lietuva vis tik turi šansą, bet dabar ne pati iš savęs, nes patys mes neišrinkome naujos politinės jėgos, kuri galėtų pakeisti situaciją. Kai užsienio šalis pakeis situaciją, šiandien kaip tik pagalvojau, įdomu, kaip Janutienė paims ir persidažys toj pat, kad ne, jinaigi visat irgi kaip žurnalistė sakys, jinai visat irgi buvo ir sakė, kad ne, jinai už Ameriką ir už Trumpą ir už jo suvokimą, kas vyksta pasaulyje. Kodėl aš šitą kontekstą pasakiau? Ką aš kalbėjau per Seimo rinkimus apie, ir kaip Šimonytė sakė, čia Maskvos radijas. Tai dabar Trumpo artimoji aplinka kalba lygiai tokiomis pačiomis frazėmis, kaip aš kalbėjau. Lygiai tokio, aš į savo Facebooką įdėjau kaip tik šiandien, ar šią naktį, tokiomis pačiomis frazėmis, kaip nuo 2014 metų CŽV valdo Ukrainą.
kaip Ukrainos prezidentas yra diktatorius Zelenskis ir neteisėtas ir prievartauja savo tautą ir prievartauja Amerikos mokesčių mokėtojus. Dabar Trumpo artimoji aplinka kalba tokiomis frazėmis, tai jau mano pasisakymai buvo švelnesni, aš tik tai citavau Angelą Merkel, ar ne, kad Ukrainos pakvietimas į NATO tai yra karo paskelbimas Rusijai. Ir kad 21 metais, 22 prasidėjo karas, 21 metais Amerika nusprendė, kad paskelbti karą Rusijai. Tai man įdomu tik tai, kaip dabar persivers tie mūsų žurnalistai pirmoji vietoje, kurie atseit opozicionieriai šitai valdžiai, nors jie yra tos valdžios sudėtinė dalis, tik tai su paskirta kitokia funkcija. Jūsų finansinis uždarbis yra iš šito regiono, jūs vaidinkite opoziciją, o iš tikrųjų opoziciją reikia vaidinti dėl to, kad jinai būtų valdoma. Čia kaip TSRS laikais buvo operacija Trestas. Tarybų sąjungos viduje, dar Stalinui, man atrodo, gyvam esant, neatrodo iš tikrųjų gyvam esant, kad buvo sukurtas kontrrevoliucinės grupės TSRS viduje ir jų tarpusavio ryšiai su užsienio kontrrevoliuciniam grupėm tam, kad valdyti kontrrevoliucinį judėjimą Tarybų sąjungos viduje. Tai ir tie opoziciniai kanalai, imkime karštą komentarą Gorienės. Tai karštas komentaras, kuris prieš mane nuteiktą laidą pasikvietęs Jankūną, pasikvietę Jankūną laidą, o manęs ten nepakviečia, nes Jankūnas labai prieštaravo ir nesutiko būti laidoje. Tai padaro laidą ir su neteisybė, su išsakyta neteisybė, į kurią aš galėčiau atsakyti, ar ne? Tai ir Gorienė, kuris sąmoningai padaro žingsnius, nukreiptus prieš tą naują politinę jėgą, kurią aš atstovauju, nors tuo pačiu metu Gorienė yra generolo komandos sudėtinė dalis, kuris generolas sako, kad jis 90% ar 98% pritarė mano programai. Tai jie sąmoningai padaro, vaidindami opoziciją, kad neduok Dieve neišgirstų to tiesos balso arba nesuvoktų tiesos balso. Tai sistema taip ir turi dirbti. Iš sistemos pusės žiūrint, jie taip ir turi dirbti. Jie ir turi bandyti ir neleisti prasiskverbti opoziciniai jėgai, naujai opoziciniai jėgai, naujai politiniai jėgai, nes tada būtų procesas nevaldomas. Tai dabartiniai situacijai man tik įdomu, kiek žmonių sugebės pripažinti, kad jie buvo apgaudinėjami ir tos pačios Janutienės, ir tos pačios Gorienės. Imkime dar vieną. 77.lt. Tas verslininkas, garsus daug pinigų turintis, ar ne, padarė su manim laidą mėnuo laiko iki Seimo rinkimų. Po mane sekančią dieną Uspaskichą įrašinėjo, jo laidą paleido. Su Vėgėle laida, jo laidą paleido, o prieš Seimo rinkimus laida su manim arba Seimo rinkimus ir laidos nepaleido. Paleido dar po 2 mėnesių. Tai aš jau galvojau, jis yra nepriklausomas verslininkas, milijonus valdo. Tai jūs tą laidą įrašinėjot prieš rinkimus, kur paleido po rinkimų? Kur paleido kažkas ten ar gruodžio mėnesį, ar lapkričio gale, jinai buvo prieš 3 mėnesius, ar rugsėjo vidury, ar rugsėjo pradžioje įrašyta. Matai, Kiguolis. Kiguolis. Jo. Kiguolis padarė laidą ir jos neparodė. Arba bijojo, arba... O ko bijoti? Jis kitur kalbėjo taip, jis savo pasisakymus valdžią kritikavo. Arba tokiu atveju aš gal bijot nebuvo ko. Arba tiesiog nupirko, kad nerodytų.
arba kažkokie susitarimai buvo. Bet kaip ten bebūtų, tai buvo Kiguolio pozicija. Jisgi vaidina irgi, kaip ir Gorienė, kaip ir Janutienė, vaidina opozicinį kanalą, bet kai labai reiks, jis pasielgs taip, kaip reikia. Žinau, kad man atrodo, pinigai, jis turi pinigai. Gali būti, bet vėl šitam kontekste irgi imant šitos valdžios, imkim dabar galvokim, mes darom biznio projektą. Valdžioj reikia pastatyti savo žmonės, mes patys nenorim viešintis, ar ne? Tai pastatysi, o paskui taps nevaldomu. Tai tada reikia turėti, atsiprašau, mėlėjai, tokius, kur už kiaušų aš galėčiau laikyti. Kompromato man prieš juos reikia. Norit, duosiu milijoną. Norit, nupirksiu. Norit, kyšiais duosiu milijoną. Dar geriau. Norite pedofilijos? Prašau, nusiųsim berniukus, mergaitės, ką tik norim. Man reikia tik, kad nufilmuota. Epšteino byla puikiai Amerikoje parodė. Norite, ko norim, duosim. Svarbu, kad Izraelio žvalgyba turėtų duomenis kompromatą apie tuos politikus, milijardierius ir panašiai, kurie tada veiks pagal mūsų nurodymus. Taip sistema veikia, taip natūralu. Mane seniai būtų sunaikinę ir fiziškai arba teisiškai, mane būtų seniai sunaikinę, jeigu jie turėtų ko užsikabinti. Bet kadangi to kompromato ant manęs neturi ir užtat aš esu sistemos požiūriu jiems nevaldomas, tai tokiu atveju Jankūnas gali pasisakyti gerai, Vėgėlė gali pasisakyti taip, kaip reikia. Plus jūs tiesą sakot ir prieš tiesą nėra. Prieš tiesą galima meluoti, akivaizdų melą tik ir tada žmonės patikės tuo melu, ar ne? Bet aš kaip pavyzdį, kadangi Vėgėlė, jo šalininkas Jankūnas, Karbauskis, jie kartu visi, o paskui jie palaikė kartu Nausėdą, ar ne? Tai reiškia, jie irgi kartu. Tai imkime, kaip Jankūno tekstas buvo, kuris sako, aš su Zigmu Vaišvilagi prirašiau 4-5 straipsnius apie tai, kaip Lietuva neteko nepriklausomybės, kaip atgavo, apie NATO, Europos Sąjungą ir taip toliau. Tai šitam kontekste Vėgėlės komanda sako, nesvarbu, aš iki tokio, kad jie tokie bepročiai ar tiek akivaizdžiai parodo savo, vos nepasakiau žodį, bedievystę, ar ne, bedievystę ta prasme. Ne, tai čia teisybė ir pasakytum, tai yra satanistai. Satanistų pusė. Taigi, jie sako, nesvarbu, kad Lietuva buvo išprievartauta per Europos Sąjungą, ar ne? Ir mes neteisėtai ten įstojom. Tai jie pavadino žodžiu išprievartauta. Bet tai buvo prieš 20 metų. Po išprievartavimo gimė vaikas, jis jau didelis. Tai kam jūs keliate tą problemą? Tai tokiu atveju Jankūnas, Vėgėlė, Karbauskis ir kompanija sako, nesvarbu, kad Lietuva buvo neteisėtai Tarybų Sąjungos okupuota. Tai buvo ne prieš 20, tai buvo prieš 50 metų. Susitaikykime, vaikas jau didelis, jam 50 metų ir nekelkime problemos. Jie pasako lygiai tą patį, ką aš dabar pasakiau. Tai ir jeigu toks žmogus tada papuola į valdžią, tai tada jis sako teisybė kažkuriam, o paskui gali pasakyti, o nesvarbu, kad ten buvo neteisybė. Kaip man vienas pažįstamas irgi pasakė, konstituciją galima sulaužyti, jeigu yra reikalas. Konstitucija šventas dalykas. Konstitucija tai Lietuvos žmonių valia. Tai Lietuvos žmonių valią galima sulaužyti. Nes nieks nekels dėl to triukšmo, mes nepranešime, kad sulaužėm ir kad Lietuvos žmonių valia buvo paniekinta, tai nieko tokio. Tai tada aš kažkadaise per pirmą mitingą klausiau Verygos, tai kiek kartų galima pameluoti, nes aš tada pacitavau, kaip Veryga pamelavo. O Veryga pamelavo dėl to, kad vienas profesorius Kirkutis
kuris buvo Seimo narys, jis pateikė dokumentus į Klaipėdos vyrgydytojo direktoriaus pareigas ir Veryga tada pasakė, kad jis nieko nežinojo. Man profesorius Kirkutis papasakojo, kad Veryga viską žinojo. Ir aš tada retoriškai klausiau Verygos, kiek kartų galima pameluoti Seimo nariui? Vieną kartą per dieną, vieną kartą per mėnesį, vieną kartą per savaitę. Ir kiek kartų tą melą mes kaip Lietuvos žmonės turim toleruoti? Kad Lietuvos žmonės nesureaguoja į tai, kad jiems meluojama. Tai yra kita klausimo pusė. Nes o kaip sureaguoti, jeigu žurnalistai tyli, nes jie žino, apie šitą kalbėti negalima. Nesvarbu, kad pamelavo. Nes tu turi gauti atlyginimą. Opozicinė žiniasklaida, jinai galės apie tai, jei kitokia rolė yra duota. Ta opozicinė, kuri iš tikrųjų nėra opozicinė. Kuri tarnauja ir vaidina opozicinę ir žino, kad šitoj sferoj jinai gali pasisakyti viską ir teisybę, bet neduok Dieve į šitą sferą. Ir čia kaip Janutė negirdėjau savo ausim, sakė, o kas mano sąskaitas apmokės, jeigu pragyventi reikia. Tai tokia atveju, kai žurnalistai sako, mes parsiduosime ir parduosime ir pameluosime pagal užsakymą, žmonės tuo melu patiki, įtiki, kad jie jau tiki ir tada jiem teisingi faktai iki jų smegenų neužeina, nes tai yra natūralus blokas mūsų smegenyse. Taip mūsų sąmonė veikia. Jeigu mūsų išsilavinimo lygis yra nepakankamas ir blaivaus proto nelabai rasta, gali būti išsilavinimo lygis ir žemas, bet blaivaus proto. Man pradžioje irgi slaugytoja sesutėms, aš sesutėm vadinsiu, sesutė Rupus Miltai daugiau supranta protingesnė negu gydytoja. Aš nekalbu apie specifines žinias, bet apie kitus gyvenimo klausimus. Nes blaivus protas, čia yra, aš manau, kad tai yra laimė, kad tu gali atrinkti, kas ir kaip yra. O kitkas tada yra, kurie to blaivaus proto neturi, tai tada jie tiki. Tada jie tiki, kad jie žino ir tai yra jiems šventa. Tai šitos žaidimo taisyklės yra jų nustatytos ir problema yra tame, kad mes negalime pakeisti žaidimo taisyklių. Žaidimo taisyklės galima pakeisti tada, kai turi jėgos, kai esi išrinktas į Seimą. Ir kai Seime gali prabalsuoti, turi daugumą ir prabalsuoti įstatymus. O kol negali pakeisti, tai turi žaisti pagal jų nustatytas žaidimo taisyklės. Ir dar čia tada priminsiu VRK žaidimo taisyklės. Aš esu kaltas už tai, ką padarysite, pavyzdžiui, jūs, man nepranešęs ir man nežinant. Čia absurdas. Tai aš buvau bažnyčių su deklamu. Taip. Ant jūsų aš paskui supratau, bet ten tada nepradėjo dėl to bylos. Bet VRK gali bylą pradėti ir aš būsiu kaltas už tai, ką jūs padarėt ir tiesiog jie nuspręs. Ir jų sprendimas turi juridinį pagrindą ir finansinį pagrindą, nes Vyriausia rinkimų komisija nusprendė, kad aš esu kaltas, kad laikraštyje nebuvo pažymėta, kad čia yra politinė reklama, nors laikraščio, iš viršaus atneščiau, paskutiniam puslapį yra parašyta, kad tai yra politinė reklama apmokėta iš mano rinkiminės sąskaitos. Ir VRK nusprendė, kad už tą laikraštį aš turiu sumokėti 2000 eurų kaip baudą į valstybės iždą. Tai jų žaidimo taisyklės, jie gali jų nesilaikyti, o pakeisti galima tik tada, kai Lietuvos žmonės suteikia per balsavimą jėgą pakeisti. Tai mes gyvenam šitoj situacijai ir jeigu suvokiam, kad mes taip gyvenam šitoj situacijai ir jeigu yra tikinčių, kad vis tik mes galim pakeisti, nes mes esam gyvi ir galim ateiti ir padaryti. Tai aš užtat ir kviečiu tuos, kurie suvokia ir supranta,
ir kurie nenori, kad Lietuvoje būtų karas vidinis, nes ginkluoto sukilimo būdu galima nuversti išdavikų valdžią, bet aš jokių būdų taip negaliu kviesti žmonių, nes tiesiog mano pagal širdį man nepriimtina. Nesvarbu, kad Lietuva pripažino ginkluotų būdų nuverstą valdžią Kijeve. Ir pasakė, kad tai yra teisėta, toks valdžios nuvertimas. Tai aš kviečiu žmonės patikėti ir naują politinę jėgą kaip instrumentą mums sukurti yra būtina. Bet tai sukurti negali vien Vaitkus, turi būti 250 mažiausiai idealistų žmonių, kurie suvokia ir sako, taip, aš surinksiu 10 parašų, kurie įgalios mane važiuoti į suvažiavimą ir prabalsuoti už naujos politinės jėgos sukūrimą. Kaip įrankio pakeisti šitą valdžią. Turim mes kol kas 30 tokių žmonių. Aš vis kviečiu. Iš vienos pusės aš galiu kokią 20, dar 30 paskambinti ir gražiai paprašyti, bet tai bus jau tam tikras prievartavimas. Net ir gražiai paprašius, tai jau bus nebe laisva valia, o atsiliepimas į prašymą. Ir prašymą tokį, kur jau specialiai gyvų žodžių, ar ne? Tai bus truputėlį nepatogu atsisakyti ir aš sutikau. Aš vis noriu tikėti noriu, kad 250 žmonių be prašymo atsiras, kurie pasakys, pritariam, kad reikia naujos politinės jėgos kaip įrankio. Pritariam, kad mano mintis, kad Lietuva laisva, neparduodama, nepriklausoma ir kad mes turim šeimininkai būti Lietuvoje. Pritariam, kad tos mintis yra teisingos. Pritariam, kad Lietuvoje maisto produktų kainos turi būti reguliuojamos valdžios. Mano programoje buvo įrašyta. Nes vaistų kainas reguliuoja. Reiškia, galima reguliuoti. Nei viena politinė partija neparėmė šitą, sakė, nesąmonė, čia Vaitkus ką kalba, čia TSRS laikai, ar ne? O dabar maistas dar labiau pabrangs, nes mes jiems leidome taip elgtis. Taigi čia daug niuansų apie jau rinkimus, nekalbėsiu rinkiminę programą. Tai jeigu mes pritarėm, tai sukuriam naują politinę jėgą, kad galėtumėm parodyti savo jėgą. Ir šitam kontekste dar vėl, aš prisiminsiu, žinau, jūs apie Vaidą Žemaitį kalbėjot. Jis žmogus darė viską. Kritikavo valdžią ir daugelį atvejų teisingai. Parodė valdžios negerovės, daugelį atvejų teisingai. Bet kai kalba būdavo apie naujos politinės jėgos sukūrimą, apie įrankio sukūrimą šitai valdžiai pakeisti, blokas totalus, ne. Valdžia bloga, valdžia negera, bet pakeisti mechanizmo, ne. Nepadarome jokio. Tai tada mano klausimas retorinis, nieko nežinant. Kam jis tarnauja tada toks žmogus, kuris sako valdžia bloga, bet pakeisti... Jis nelabai sako valdžia bloga, jis iš vis nešneka. Jis sako, kad ir šitas valdžios žmogus tai padarė. Labai mažai, jis kitaip ten sako. Bet mintis yra tokia pagrindinė. Jis savo šeimininkų neveikia. Įrankio pakeisti valdžią, ne, įrankio tokio nereikia padaryti. Tai jeigu tu kalbi, kad yra ir tada mes nepakeisim situacijos, reiškia, yra aklavietė, ir tau tinka, kad ta aklavietė yra. Tau asmeniškai tinka. Tiesiog ačiū, kad pasirodote. Aš visada taip irgi aš galvojau iš tikrųjų, kad Vaidas yra, kaip jisai sakė, nenoriu niekur oficialiai, kad būčiau komandos narys, bet nereikia oficialiai, jis ne komandos narys, bet jisai yra prijaučiantis ir kaip komandos narys, ir kuris gali bet kada ateiti ir man į ausį pasakyti, nereikia garsiai, tyliai, ar ne, tai, ką jisai nori perduoti žinią. Bet paskui pasirodė, ir gerai, kad pasirodė, jeigu būtų labai sėkmės atvejais, ir irgi Vaidas būtų tada irgi Seime kartu.
Nu tai kas tada paaiškėtų, kad kai kritinis balsavimas, tai staiga paaiškėja, kad vieno balso pritrūko. Nes, bet čia religijos Kristaus istorija irgi sako, nusiteik, kaip Kristus sakė, kad iki ryto 2 kartus ar 3 kartus mane išduosi. Bet čia nereikia, tai čia buvo pasekėjas. Pasirodė, kad Vaidas tai nėra pasekėjas, jis tiesiog daro savo komercinį biznelį. Pagal tai savo supratimą, nes už video tuos peržiūras truputėlį įkrenta ten 1-2 euras pagal sistemos sudėtinę dalį. Nu ir jam to ir užtenka, to tik tai jam ir reikia. O mano dar... aš nežinau kodėl, bet TSRS laikais. 71 metais aš pradėjau. Pašto ženkliukus aš rinkau lietuviškus, smetoniškus. 71 metais pradėjau. Kaip ta prieštara prieš Tarybų sąjungą. Tautinius šokius nuėjom šokti su broliu. Kaip prieš, ne kokius nors ten pramoginius, tautinius šokius, kaip prieš Tarybų sąjungą. Ir užtat vėl pakartosiu, nes tai yra svarbu. Spaliuku labai norėjau būti. Aš ir dabar atsimenu, kaip aš norėjau būti spaliuku. 4 vidurinė mokykla Kaune, Puškino gatvėj, tuo metu vadinosi. Kaip aš norėjau būti spaliuku ir neleido tėvai. Ir nepaaiškinau, kodėl. O pionieriam jau nenorėjau. Ir komjaunuolių jau nenorėjau. Bet paskutinę mokyklos klasę, ne 8 klasę įstojom į komjaunių. Visi įstojom. Mes vieninteliai kartu mokėmės su broliu, toj pačioj klasiai vieninteliai buvom. Ir turbūt ar iš kitoj mokykloje iš vis vieninteliai, kurie neįstojom. Salomėjos Nėries vidurinė mokykla Kaune. Bet paskui sąmoningai, kad stosim į aukštąją mokyklą, sąmoningai nuėjom prie Soboro ir įstojom individualiai. Žiema buvo, aš atsimenu, kad ir sniegas, ir kažkoks su šlapdriba buvo, kai ėjom. Sąmoningai nuėjom ir įstojom patys į komjaunimą paskutinį klasiai. Kad paskui ten 3 kurse mus iš komjaunimo universitete metė, ten atskira istorija. Tai mūsų pasirinkimas visada yra. Ir mes norim pasirenkami vieną pusę, bet paskui, kadangi, man reikia prieš save pasirodyti, kad aš esu geras, tai sakyt, aš neturėjau kito pasirinkimo, turėjau tik tai pritarti. Buvo pasirinkimas, bet pasirinkimas, skambina, aš atjungsiu gerai, neatjungiau gerai. Aš pašnekėsiu tą laiką, žiūrėkit žiūrovai, ar atkreipė dėmesį, Eduardas nori, kad mes sąmoningai, be jokių prievartos, sąmoningai pasisiūlytume kurti tą partiją. Aš tik, dabar besėdėdams, tik tai tą supratau. Aš sakau, Eduardai, tu ten skambyk, nuspaus tuos žmonės. O iš tikrųjų, gal gerai, nes mes visi būsim vienoje dvasioje. Pavyzdžiui, kai mes tikintys, mes visi tikim Kristų. Ir mes visi vienu dvasiu. Tas pats ir čia. Mes tikim, kad bus ten laisva Lietuva, mes sugalvosim tą tikėjimą ir mes būsim vienam, galim sakyti, čia Vaidų toks agregoriui, bet aš čia nežinau, kad tas žodis reiškia, dvasioje vienoje. Kad mes, nes kai būsim vienu dvasiu, mes nebus tokių, nes jaučiasi, aš pavyzdžiui labai jaučiu, tai yra Eduardo tuos rinkėjus, nes jie tokių vienų dvasių, kai važinėdavo, jie visi tam pačiam, žinai, nei jos rusai puola, nei jos ten, jau viskas blaivaus protų tokių mąstymų, žinai. Ir tikrai, bet daug turbūt išgąsdytų žmonių yra. Ir bijai tą žingsnį padaryti. Aš galiu surinkti 10 žmonių. Ir tikrai daug. Tai kas čia ir 200 žmonių per Lietuvą? 250, bet ne formaliai. 200 reiktų. Tai formaliai, bet 200 reiktų, bet 50 dėl atsargos dėlės. Ir aš čia jau vadinkim iš tos idealistinės pozicijos, nes ne tas pats, kai aš paskambinsiu kam nors, paprašau, būk geras, pasirašyk. Ir jisai pasirašyk. Ne tas pats.
Nu, ir aš vis, kadangi dar laiko mes turime, ar ne, vis tiek ta prasme iki rinkimų. Jo. Tai, bet aš vis tik noriu tos savo idealistinės pozicijos, nu, dar neatsisakyti. Ir, nu, tiesiog tada žinai, kad išdavimo, pardavimo tikimybė tikrai bus mažesnė. Taip. Nu, tiesiog tą žinai. Ir aš esu visada už tai, kad žmogum, puikiai suvokiant, kad žmonės gali pasielgti kitaip, negu kad jie sako žodžiu, ar ne? Taip. Pasitikėti privalu. Bet iki pirmos išdavystės. Jeigu po pirmos išdavystės, po pirmo netikėto viražo, tu toliau pasitiki, reiškia, atsiprašau, pats esi durnas. Jau nebe kitas žmogus kaltas. Pats esi durnas. Pagal tikėjimą reiktų pasitikti pagal tą, bet tik tai aš jau tokį žmogų perkelčiau į paskutinę eilę. Ir vėl, kad užsiaugyta pasitikėjimą. Pritariu. Jo, bet aš jau pasakiau kaip griežtesnį variantą, ar ne, kaip paaiškinimą, ar ne, bet aš pritariu, nes, nu, gal suklydo. Antrą šansą, kaip sakoma, galima trečią šansą, bet jau nebet pasitikėjimas tame pačiame lygmenyje. Rusiškai buvo labai senas irgi kaip kalambūras. Man atrodo, filme buvo čia Gaidaro liktai. Malinkaja loš, raždait balšoje nedaverija. Nedidelis melas sukelia didelį nepasitikėjimą. Klausimai, o kodėl jūs pamelat? Taigi būk, nu kam meluoti? Taip. Meluoti be to yra sudėtinga. Meluojant reikia prisiminti, ką tu primelavai ir paskui tęsti ir nesusimaišyti. O gal vienam žmogui vienaip, galima kitaip. Tai man visad buvo klausimas, čia jau nuo tų laikų, kai skaitydavau Karalienę Margo, Tris muškietininkus ir panašiai. Nu tai kam reikia kuo paprasčiau, nes tai yra lengviau. Gyvenkime lengviau. Tai užtat ir sakau, sėkmės mums visiems. Viskas prieš akis. Žiūrėkime, kaip Trumpas su globalistiniu pasauliu susitvarko, kad jis nieko negailės kitų šalių. Afrikos šalies, lyg tai Kenijos ar Tanzanijos prezidentas, čia prieš porą dienų mačiau kalbėjo, sako, jis su kokia auditorija kalba nematau, bet angliškai kalbėjo, sako, Trumpas pasakė Amerikas pirmiausia, svarbiausia. Sako, tai teisingai pasakė. Ko jūs, sako, skundžiatės, kad jums finansavimą nutraukė? Taigi, kodėl jums turi finansuoti? Rūpinkitės patys savimi. Tai, vadinkim taip, kur negrai Afrikoje šitą supranta. Lietuviai šito suprasti, ar nori, ar nenori, pamatysime pakankamai greitai. Bet turint omeny pagal tai, kaip nuėmė tą finansavimą USAID, tai nepatikrintais duomenimis, kuriuos aš turiu, tai per 4 metus Lietuvoje 330 milijonų dolerių tai buvo išdalinta. Tai jūs įsivaizduokit, kiek iš Amerikos finansuotos buvo tos propagandos įvairiausios. Tame tarpe profesorius Žalimas, kandidatas Lietuvos prezidento rinkimuose, dabar išrinktas į Europos parlamentą, gavo finansavimą per Amerikos užsienio reikalų ministeriją. Jo įsteigta viešoji įstaiga gavo finansavimą iš Amerikos užsienio ministerijos užsienio reikalų. Kad Lietuvos užsienio reikalų ministerija pridėjo jam irgi, čia aš jau nesiginčiju. Tai aš už tai, kad kol mes nepaskelbsime, kas yra užsienio agentai Lietuvoje, kol neišvarysime informacinės erdvės, kol valdžios neišvalysime nuo šitų informacinių ir valdžio jau esančių užsienio agentų, tai mes Lietuvoje didelio proveržio negalim tikėtis. Bet kadangi duok Dieve šitą darbą už Lietuvą padarys aplinkinės šalis, ir aš labai tikiuosi Vokietijos naujais rinkimais, nes noriu tikėtis Vokietijos blaivių protų, žmonių blaivių protų ir kad jie nenori sunaikinti Vokietijos kaip šalies. Nes Lietuva mes pasisakėme per Seimo rinkimus
už karo partijas. Vien tik tai karo partijos buvo išrinktos. Vienintelė nauja politinė jėga buvo neišrinkta, mes balsų nesurinkome, tegul būna, kad dvigubai, nes nedidelis kiekis, tai grubiai nuo 30 000 gal buvo 60 000, ar ne? Tiek galėjo pavogti tų balsų, nes man yra neatsakyti 2 klausimai apie rinkimus. Aš dabar dar kelias mintis pasakysiu. Pirmas klausimas. Buvo vis teigiama, kad ta Vaitkaus nauja politinė jėga, kuri Lietuvos liaudies partijos rėmuose, 0,5% pagal apklausas gaus. 0,7%, daugiau nebuvo parašyta. Jinai nieko jinai negaus. Jinai žemiau 2%. Ir kodėl likus savaitei šitą foną kalbant be sustojimo, nieko jie negaus. Likus savaitei iki rinkimų, BMT 2 politologai paima ir praneša, kad virš 5% bus nebejotinai Vaitkaus papuls komanda į Seimą. Kodėl buvo šitai pasakyta? Kai liko jau savaitė iki rinkimų. Kodėl neigimas ir staiga buvo leista pasakyti ir 2 skirtingose vietose. Aš nekalbu apie Žemaitaitį, kuris paėmė pakartojo, kad Vaitkus tai jau praeis, jau viskas aišku. Kodėl buvo leista šitą pasakyti? Pirmas klausimas. Ir paskui, kas atsitiko, kad 2,7% tik tai. Kokios komandos buvo duotos, kaip tos komandos technologiškai suveikė, kad rezultatą mes turim 2,7%. Kad Zigmas Vaišvila išaiškino, kad 30% papildomai biuletenių nepažymėtų buvo. Jų buvo 30%, ar ne? Kad jo pavyzdys, kad nuveža iš spaustuvės išveža tiek tai tūkstančių, 30 000 išveža iš spaustuvės biuletenių, o Londone ambasadoj jie išvežė 30 000, jie parašo, kad jie gavo 23 000. Kur dingo 7 000? Tai kodėl buvo leista pasakyti virš 5%, kad yra? Jie statistinius skaičius, reiškia, matė kažkokius. Nes kaip Vėgėlė savo asmeninę padarė apklausą Lietuvos žmonių, ar 30 ar 40 000 eurų jam kainavo. Yra ir sąskaitos. Padarė asmeninę ir jis tais duomenimis nieko nesidalina. Tai reiškia, buvo kažkokios apklausos, kur parodė virš 5%, tada jau buvo leista politologam pasakyti, kad Vaitkaus komanda praeina į Seimą ir paskui kažkas atsitiko. Reiškia, buvo duotas nurodymas ir kažkoks mechanizmas padarytas, kad Vaitkaus komanda nepraeina į Seimą. Dar kaip pavyzdį apie politologus, po to praėjus 23 metų lapkričio pabaigoj, kai aš jau buvau užregistruotas kandidatu. Buvau jau kandidatu užregistruotas 2 savaitės. Politologai aptarinėja ir jų aptarimą atspausdina ir padaviau aš žurnalistų etikos komitetui ištirti. Atspausdino 2 laikraščiai. Dabar neatsiminsiu kokie. Aš apskundžiau tos laikraščius. Ir Vaitkaus pavardė tarp aptariamų kandidatų, galimų kandidatų į prezidentus, Vaitkaus pavardė nepaminėta. Politologai nepaminėjo. Aš tiem politologam toj po atspausdinimo nusinčiau asmeniškai informaciją, kad aš jau esu įregistruotas kaip kandidatas. Mano pavardės nėra. Tai dabar politologai paminėjo savaitę iki Seimo rinkimų, kad Vaitkus praeina ir kažkas įvyko, kažkas turėjo jėgos, reiškia, padaryti, kad Vaitkus nepražengia 5% Vaitkaus komandas. Tai šitie klausimai neatsakyti, gal jie bus surasti ir atsakyti po 20 ar po 50 metų, kaip Kenedžio nužudymo byloje, ar ne, kur dabar jau turės išslaptinti viską. Tai, bet nepaisant to, tai, ką mes turime padaryti, ką aš įsivaizduoju, ką aš turiu padaryti, aš padarysiu. O Lietuvos žmonės svarbu, kad turėtų pasirinkimą. Tai tokia ta situacija. Tai reiškia,
aš tai irgi vėl privedu prie šachmatų, reiškia, geri šachmatistai kažką norėjo paaukoti ir Tai paskui... jie turi, Jo. palaukit, pajėgumus, nu, vien, vot. Arba kai akį žaidžia, žinai, ten... Tai jo, tai ne. Tie daug gal... Aš, Vygantai, nesutiksiu, nes, nu, vien partijos, kiek gauna pinigų. Taip. Iš mūsų mokesčių mokėtojų pasiema savo pinigus. Aš vis kartoju, nes po 100 000 eurų Landsberginė partija kasmet. Tai yra kas mėnesį. Virš 1 milijono per metus. Uspaskicho partija 300 000 ir aš vis kartojau. Korupcinę baudą Lietuvos teismo paskirtą sumokėjo Lietuvos mokesčių rinkėjai. Ne Uspaskichas, ne jo partija, ne dar kas nors. Lietuvos mokesčių rinkėjai sumokėjo. Ir pasivadino taikos koalicija, kai prieš 3 mėnesius kvietė eiti kariauti į Ukrainą. O dabar staiga pasidarė vieną žmogų pakeitė, Mazuronį pakeitė Uspaskichas, partija pasiliko ta pati ir staiga pasidarė taikos koalicija. Reiškia, susitarimai buvo. Kadangi Vaitkus pasisako už taiką be karo, tai reikia pridėti taip antrą generolą. Tik tai šiuo atveju su Uspaskichu dar, kadangi jo finansiniai pajėgumai yra kitokie ir partijos pajėgumai yra kitokie. Man tai patiko, kaip žurnalistai, vat, žiūrėkit, kaip jie gražiai veikia. Žemaitaitis sako, reikia padaryti LRT tą auditą. Ir priverti tą apdovanot LRT kažkokią. Žaidimai tai aukščiausiam lygiai čia. Mano mintis, aš čia Zigmui Vaišvilai irgi vis kelis kartus kartuoju, nebegalima švelniai kalbėti. Nukirsti! Tik tiesa. Ir nukirsti negailint. Čia dabar kaip Trumpas daro Amerikoje. Pirmą kadenciją jis suprato, kad ta biurokratinė mašina gali bet ką amortizuoti ir praryti. Nes jinai dėl to ir padaryta. Mano patirtis, aš atsimenu, kaip ministras Padaiga davė nurodymą ten tą ir tą padaryti. Ir ateina Sveikatos apsaugos ministerijos teisės skyriaus viršininkai ir sako, negalima šito padaryti. Nes teisės aktai yra tokie. Negalima. Ministro nurodymo negalima padaryti. Tai, iš kur paimti teisininkų, kurie tada pasakytų, tai parodykit, kokiu būdu galima, teisiškai būdu, galima tai įgyvendinti. Parodykit sprendimo būdą. Ne. O jų atsakymas yra tiesiog tai negalima padaryti. Tai nukirsti. Ir jeigu informavimo priemonės nebus išvalytos drastiškai, čia kaip sako, TSRS laikais buvo vilko bilietai, niekur neįsidarbinsit. Mane asmeniškai, kai mane išmetė iš Kauno klinikų ir valstybiniai institucijoje jokioj aš dirbti nebegalėjau, net į Kėdainius skambinausi, net į Tauragę, kad ten sutikčiau važinėti. Niekur. Ir privačios institucijos, Kardiolit ir Savanorių prospekte Kaune šičia yra labai didelė. Ypatingai vien Savanorių prospekte Endemik seniau buvo. Neatsimenu jos pavadinimo. Privačios institucijos kaip gydytojo manęs nepriėmė. Mechanizmas yra. Vieną pakartosiu, nes tai yra svarbu. Pasirašiau darbo sutartį neterminuotą, ar 16 ar 17 valandą. Pasirašiau 8 valandos 15 minučių elektroninis laiškas, profesoriau, gal vis tik nusprendžiam nepradėti. Nors aš jiems žalos jokios atnešti negalėjau, aš jiems tik tai naudos, pelno galėjau atnešti. Tai jie turi galimybės paveikti ir finansiškai, ir teisiškai. Man vienas asmuo, kurie organizuos Lietuvoje tam tikrą suvažiavimą, vadinkim taip,
ir aš tame suvažiavime galėsiu pasisakyti, tai tas asmuo man pasakė, kad turėkit omeny, kad kai jūs važiuosit į tą suvažiavimą, tai jūs gali sustabdyti policiją, apkaltinti, kad jūs esat girtas ir jūs neatvažiuosit ir nepasakysit savo kalbos. Tai asmuo, kuris suvokia apie padėtį, kas yra Lietuvoje, o ten suvažiavimas, kuriame turėtų Nobelio premijos laureatai dalyvauti. Tai pasakiau tiesiog, kadangi mūsų saugumo struktūros nebejotinai tai irgi žino, tai pasakiau į priekį, bet apie žmogaus suvokimą. Sakė, nesvarbu, suims jūs už bet ką, kad neatvažiuotumėt. Tai mes turim žaisti šitame lauke, čia kur ne tai, kad šachmatai, jie gali, aš pavadinsiu kitaip, kai elgiasi šachmatų žaidime ir kaip su šaškėm nukerta ir laimi, tai tik parodo jų impotenciją, kad jie švariom kortom laimėti negali. Tai parodo jų impotenciją, jų neįgalumą, nes impotencija reiškia galios stoka. Tai jų neįgalumą. Tai sužaiskime, mėly Lietuvos žmonės, ir nepasiduokime, nes mes viską galime ir mes tiesiog privalome nugalėti, nes tam yra visi duomenys. Taigi, Jūs užbaigite. tai sakau, džiaukimės ir gyvenkime toliau. Ačiū Jums. Ačiū Jums. Aš